Šventės artėja ir siūlau pasigaminti gaivias, nuostabiai skanės krevečių salotą su alyvuogių aliejumi. Pirmiausiai reikia marinuoti krevetes. Porai saujų krevečių reikės česnako, alyvuogių aliejaus, druskos ir pipirų. Tigrinės krevetes rekomenduoju marinuoti apie 15 iki 30 minučių prieš kepant. Tai suteiks joms pakankamai laiko įsigerti skonio, tačiau ne per ilgai, kad jos neprarastų savo tekstūros ir šviežumo. Kol krevetės marinuojasi, ruošiu salotas. Čia galima improvizuoti ir naudoti tai, kas jums atrodo geriausiai. Aš dedu salotų lapus, svogūnų laiškus. Labai tiktų ridikėliai, bet gruodį nusipirkti misija neįmanoma. Būtinai saliero jo skonis yra gaivus ir traškus, todėl jis puikiai tinka salotoms. Taip, žinoma. Įdėsiu avokado vaisiaus. Porą vienetų minimum, o gal kokius 3. Avokadai turi kreminę tekstūrą ir švelnų, riešutų skonį, kuris puikiai dera su įvairiais patiekalais ir labai tiks mano salotose. Įspaudžiu citrinos sulčių. Visada tinka krapai, geriau tiktų švieži, neįmano džiovinti, tačiau yra kaip yra. Dėmesio! Salotas pagardinam aukščiausios kokybės extra virgin alyvuogių aliejumi. Krevetes kepu trumpai, gal kokią porą minučių. Kepant krevetę su česnaku, jaučiamas malonus ir intensyvus aromatas. Česnakas skleidžia stiprų, aštrų kvapą, kuris puikiai dera su krevečių švelniu jūros gėrybių aromatu. Kartu šie kvapai sukuria viliojantį ir apetitą žadinantį derinį, kuris dažnai užpildo visą virtuvę. Serviruojant salotą su krevetėmis, svarbu atkreipti dėmesį į kelis aspektus, kad patiekalas atrodytų patraukliai. Naudosiu permatomą indą, kad visi ingredientai būtų matomi ir lengvai pasiekiami. Ingredientus išdėliosiu taip, kad jie būtų tolygiai paskirstyti po visą lėkštę. Krevetes dėsiu ant viršaus. O dabar, mielieji, šį kuklų, greitai pagaminamą receptą įtraukiame į šventinį meniu. O man prašau paspauskite laikutį.